Taigi sveiki visi. Senai nesimatėme, nes buvau ilgai užstrigęs ieškodamas naujo bloko, nes šitam blokui yra Amin User. Nes goliavietės yra visos išmaltos, sriegiai va prasukti. Čia iškart pasakau, ne aš prasukau. Tai va, dėl to reiks pakeisti bloką, kur jau nusipirkau. Goliavietės viskas jo yra gerai. Yra rankiniai čia bėgi, tai reiks perdaryti koinus, tai vat bus visai įdomu. Oh yeah. Gražus karas. Viena iš priežasčių, kodėl blokas keičiamas, tai epoksitkės privaryta, nes buvo jau trūkęs. Nu, Kaip grupė. graži kaip nauja. Nu va, praskėlėm bloką, dantračiai normaliai atrodo. Tos vat goliavietės yra išmaltos, parodysim kaip ten viskas dedas, pamatysit kaip blogai yra. Dabar reik visus guolius ištraukti, viską ir dėti kitą bloką. Nu, chebryte, dar aš jums parodau, dėl ko aš keičiu šitą bloką, pažiūrėkit. Dabar gerai, žiūrėk. Nu, dabar žiūrėk. Magic. Paimam ir... Publika. Opa. Pažiūrėkit. Magic. Ui, visai gerai laiko žiūrėk. Ui. Dar vienas moralas. Aš šito nežinojau. Manau, kažkas dar irgi nežino. Tai žodžiu, aš buvau įsidėjęs kinišką sankabą naują. Pavažiavau kokius 10 kilų ir į visą šaivą mišę. Va, čia dabar yra likučiai nuo jos likę, kurių negalėjau išvalyti, nes, nebuvau praskėlęs bloko. Ir vat galim pažiūrėti, kaip atrodo ta sankaba po avarijos. Va, chebryte, kaip sankaba kiniška jūsų. Oi, nauja sankaba. Visiškai nauja. Į visą subirėjo po 10 km. Nepirkit to šūdą gyvenime. Bloką pilnai išrinkom, išėmėm visus guolius, salnikus, fiksatorius, viską. Tai tarp kojinių bėgių, kur yra šitas blokas, ir rankinių yra skirtumų. Tai pagrindinis čia, vat, kur kojinių bėgių ašis lenda, čia yra uždara, reiks prasigręžti. Toliau čia vat yra pipsis, kur laiko perjungimo ašį, kur šakutė juda. Tai čia yra, nėra skylės jam, tai irgi reiks pragręžti. Toliau reiks, aišku, išvalyti šitą bloką, nupoliruoti visą, kad blizgėtų ir galės rinkti atgal. Tai va, šį kartą turbūt tiek, susimatom kitam video.